Gerą savaitę pradėjom dirbti, visi labai noriai dirba, atvažiavo, pasiilgę krepšinio. Tie, kurie buvo praeitais metais, pasiilgę savęs, bendravimo, savų žmonių, taip kad savaitė, skaičiau, labai gerai praėjo. Šiemet komanda grįžta po 16 metų į Europos taurę, kiek tas sudėtingesnis tvarkaraštis sezono metu galbūt daro įtaką ir tam pasiruošimui? Aišku, dar taip rimtai negalvoju apie tą įtaką, kokia jinai bus. 2 varžybos į savaitę, kaip ir geras tas tvarkaraštis ir tas ritmas, aišku, prisidės kelionės ir tai, manau, turės kažkokią tai įtaką, vis tiek ir krūvis ir ta kelionė prisideda. Taip, kad manau pamatysim pradžioje sezono, kaip susidilinsim su to. Vasarą turėjote ir darbas su 20-mečių rinktinė, aišku, ir atostogų šiokių tokių, ko labiausiai pasiilgot sugrįžus į darbą klube. Darbo pasiilgau, to visai ta kitokia specifika su rinktinė ir klubas ir tam tikri veidai pažįstami, nauji veidai, juos įvedinėti ir tas to lauki kaip ir to excitemento dėl sezono, dėl fanų, dėl to Eurocupo ir visa kita, tai tas toks bendras pasiilgau visko sudėjus į vieną. Kas labiausiai šiuo metu galbūt džiugina tose treniruotėse, o kas kelia nerimą? Džiugina, kad vyrai tikrai noriai dirba, esam visi sveiki ir tikrai visai neblogai atrodom. Nerimas šiek tiek, kad neturim dar pilnos sudėties, Karolis su rinktinė, dar ieškom ir žaidėjo, taip kad dar nėra tos pilnos sudėties, tai truputėlį neramina, nes jau sezonas ne už kalnų ir norėtųsi turėti viską, bet situacija yra tokia, kad mes dirbam to klausimą ir tikėsimės, kad greitų metų viskas bus ok. Su Karoliu trumpam buvot ir susitikęs Kaune rinktinės rungtynėse, ar spėjot kažkokių daugiau žodelių persimesti? Jo, persimečiau labas, nelabai norėjau trukdyti, vis tiek nusiteikimas varžybom, man atrodo, atvažiuos į Šiaulius, daugiau pasikalbėsim. Kalbant apie kitus naujokus, tai visai neseniai ir Martyną Pacevičių paskyrėt komandos kapitonu, kiek jaučiat tą jo balsą rūbinį iš karto? Pirmą savaitę stebėjau, kaip žaidėjai bendrauja tarpusavį, kokia kalba tarpusavį, kontaktas tarp užsieniečių, lietuvių ir Martynas gavosi toks natūralus, vien tik iš to matymo, kaip jis bendrauja, kaip rūbiniai susiję vieni su kitus, plus jisai jau buvo kapitonas Neptūne, taip kad turi šiek tiek tos patirties ir vietinis lietuvių žmogus natūralu, kad jisai tapo kapitonu. Iš tų grįžusių veidų, kas buvo praėjusią sezoną, ar yra galbūt kažkuris, kuris nustebino prieš tas stovyklas? Šiaip visi maloniai nustebino. Deivinas tikrai atvažiavo geros formos, Salimas visą vasarą, kiek bendravau, dirbo, Cedrikas stipriai fiziškai pridėjęs, Dovis vėlgi tas pats, visi labai geroj formą, aišku, atrodo geriausia, nes jau tęstinumas yra, žino sistemą, taip kad visiems turiu pasakyti, kad labai gerai padirbėjo vasarą. O ką, rytoj pirmasis šio sezono rungtynės su Latvijos čempionais, bet tikriausiai tas susitikimas daugiau ne apie varžovą, o apie pačius mus. Taip, tai vis tiek tos pirmos varžybos, turim 9 žaidėjus, norėsim paskirsti tą krūvį, kad gautųsi vienodai, kad ne per didelės minutės. Ir tam tikri dalykai, kuriuos norėsim jau pradėti vykdyti varžybų metu, išpildyti tam tikrus gynybinius planus, puolimo kažkokius tai akcentus, manau, dar bus labai anksti pamatyti tą vaizdą, kurio tikimės vėliau, bet jau bus tam tikri reikalavimai. Į rungtynės rytoj galės patekti tik sezono narystės įsigijęs ir gali, tai ką galėtumėt pasakyti tam šiauliečiui, kuris dar svarsto? Tai kad dar narysčių, manau, tikrai yra, laukia tikrai įdomus sezonas, plus Eurocupo varžybos, taip kad įsigykit narystės, ateikit, palaikykit mus ir šiais metais mums reikės jūsų palaikymo labiau negu praeitais.